Sveiki visi! Jūs žiūrite kanalą Bitai ir Baitai. Tai 87 pamoka, kurios metu mes kalbėsime apie interfeisą iFormatable. Prieš pradedant, prašau paspauskite mygtukus like ir subscribe. Jūs žinote, kad kiekvienas tipas turi tokį metodą kaip toString, naudojant kurį mes galim sukonvertuoti bet kokį tipą į string tipą. Bet yra toks interfeisas kaip iFormatable, naudojant kurį mes galim nurodyti, o kaip mes turime atlikti tą konvertaciją. Ir tą interfeisą implementuoja daug bazinių tipų, tokių kaip int, float, double ir taip toliau. Tai yra tas pats toString metodas, bet į tą toString metodą mes dar perdodam kitą stringą. Tai yra formatas, kaip mums reikia išvesti duomenis. Ir kaip matote, priklausomai nuo perduoto formato mes gausime skirtingus rezultatus. Tai tarkim, jeigu mes nurodome x, tai mes gausime atsakymą 16-inėje sistemoje. Jeigu tai bus, tarkim, c, tai mes gausime rezultatą kaip pinigus, kaip dolerius. Jeigu tai bus p, tai gausime kaip procentus. Ir taip toliau. Su B, tarkim, gausime dviejetainėje sistemoje atsakymą. Ir paleidus tą kodą, tokius atsakymus mes ir gauname. Arba tai gali būti float tipas ir mes galim nurodyti, o kiek skaičių po kablelio norim matyti. Ir priklausomai nuo to formato mes ir gausime tos skaičius. Ir dar vienas įdomus dalykas, mes galim kviesti tą toString metodą, taikant interpoliaciją po dvitaškį. Ir čia, kas parašyta po dvitaškį, tai ir bus argumentas mūsų toString metodo. Ir mes gausime tą atsakymą. Lygiai tą patį gauname naudojant F formatavimą. Ir tokių formatavimo galimybių yra labai daug, bet dabar mes pažiūrėsime, kaip mes galim implementuoti tą interfeisą savo kode. Kaip matote, mes galim realizuoti paprastą toString metodą, kaip pas mus buvo ir visada, bet galim ir implementuoti interfeisą iFormatable. Ir tada pas mus atsiranda naujas toString metodas, kur ateina kažkoks formatas ir kur mes matome yra format provideris. Tai priklausomai nuo tam tikros kultūros mes galim rašyti skirtingus dalykus skirtingai. Tarkim, mes galim rašyti datą skirtingai. Iš pradžių bus diena, mėnuo arba metai, mėnuo, diena arba dar kažkaip kitaip. Taip pat ir pinigai. Mes galim parašyti pinigų simbolį prieš skaičių arba po skaičius arba dar kažkaip kitaip. Ir tai būtent ir yra įrašyta į tą providerį. Bet čia mes taikysim paprastą float formatavimą. Ir žiūrėsime į tą formatą ir jį perduosim kaip floatą. Tai čia mes galim padaryti tai tokiu būdu. Mes iškviesime toString metodą iš float tipo ir perduosim tą formatą toliau į floatą, kad būtų paprasčiau. O su paprastu toString metodu mes sakysim, kad kviečiame toString metodą, kur mes perduosim 2f. O kaip format providerį perduosim null, nes jis mums nereikalingas. Ir pažiūrėsime, kaip tai veikia. Ne 2f, o f2. Ir matome, kad tikrai yra 2 skaičiai po kablelio. O jeigu aš parašysiu kažkokį kitą dalyką, tai matysime, kad jau yra 3 skaičiai po kablelio. O tam, kad nereikėtų kiekvieną kartą rašyti čia null, pagal nutilėjimą mes čia tą null ir priskirsime. Ir kaip matote, viskas pas mus veikia kaip ir buvo. Ir mes net galim pritaikyti čia interpoliaciją. Ir kaip matote, gauname atsakymą, kuris ir buvo mums reikalingas. Čia tų taisyklių suformatavimu mes galim nurodyti tiek, kiek norim. Mes, tarkim, galim perrašyti iš vis pagal save kitaip truputį. Mes pasakysime, kad tame formate mes pakeisime x ir pakeisime y ir atiduosime tą rezultatą, kuris pas mus yra. Arba jeigu kažkas negerai, mes atiduosime tiesiog tuščią stringą. Ir dabar čia aš galiu padaryti visai kitaip. Aš galiu pasakyti, kad pas mane bus kvadratiniai skliaustai, čia bus x ir po to parašysiu y. Ir paleidus tą kodą, mes matysime, kad vietoj to x ir y, kuriuos aš parašiau, pas mane atsirado vienetas ir dvejetas. Tai mūsų dabartinis x ir y. Tai čia viskas priklauso nuo jūsų implementacijos. Kaip jūs realizuosite tą metodą, taip jis pas jūs ir veiks. Dabar jūs žinote, kas yra iFormatable interfaisas. Jei norite užsakyti pamoką, galite tai padaryti paspaudus pirmą nuorodą video aprašyme. Ačiū, kad žiūrėjote, lauksiu jūsų kitoje pamokoje.